brolis man. Nusiramink tu gerai. Pats prisiveri košės. Teismas prasideda, prašome stotis, teisėjai ateina. Sėskit. Šiandien mes nagrinėsime bylą numeris 256. Mūsų ieškovas Ezavas pateikė kaltinimus atsakovui Jokūbui. Taigi, pakvieskime ieškovą Ezavą. Ateikite, bet prieš tai prisiekite kirviui, kad nemeluosite. Prisiekiu kirviui, kad nemeluosiu ir sakysiu tik tiesą. Sėskit. Galima? Pasakokit. Taip. Jūsų ekscelencija, aš kreipiausi į jūs dėl to, kad norėjau apskųsti savo brolį, kad jis pasiglemžė mano turtą, kuris turėtų man atitekti po tėvo mirties. Jis pasiglemžė mano pirmagimystę ir pasiglemžė mano palaiminimą mano ateičiai. O iš tiesų, kad tiksliau viską apibūdinčiau, galiu papasakoti, kaip viskas iš tikrųjų buvo. Taigi, viskas buvo taip. Sūnau, Ezavai, mano mylimas sūnau, ateik čia. Šešukė? Kas yra, tėvai? Sūnau. Kas yra? O, 3 mylimas paloskės. O, mano Ezavas, mano pirmagimis. Nu, kas yra, tėvai? Klausyk, sūnau, žinai, aš jau senas, neprimatau, žinai, mirštu ir klausyk. A tu man kažką rodai? Ne. Gerai, sūnus. Klausyk, aš jau, žinai, nežinau, kiek įgyvensiu. Klausyk, tu atnešk man to maisto, kurį aš labai mėgstu. Sumedžiok iš Norfos ten. Klausyk, gerai? Nu, ir aš, kai grįši, aš tave palaiminsiu, žinai, tą tačkę tau duosiu, žinai, savo užgyventą. Tai klausyk, žinai. Gerai, tai aš jau einu, okei? Jo, Gerai, tai. Gerai. Ačiū tau. Jokūbai, ateik čia, greičiau dėk. Taip, mano. Nori gauti tėčio palaiminimą ir mašiną? Aišku. Tau reikia atnešti tėčio mėgstamų čipsų iš Norfos. Ir tu gausi palaiminimą, tau tiesiog reikia nueiti pameluoti, kad tu esi Ezavas. Meluoti tėčiui, nežinau, čia labai... Jis gali prakeikti mane. Tegul visas prakeiksmas krenta ant manęs, tu nori mašinas ar ne? Noriu. Nu tai greičiau, bėk. Va, mama, kaip sakei, gavau maisto tėvui. Gerai, bet tau reikia užsidėti ringus, kad tėtis nesuprastų, kad ten jo, metu. tiksliai. Vai, greičiau. Bėk. Kas to? Čia tavo sūnus Ezavas. Atnešiau, kaip reikalavai maisto. Kad palaimintų mane. Gerai. Balsas kaip Jokūbo, bet... Akšen. Duok tą maistą. Maistas. Gerai, dėkiau. Reikia palaiminti. Akšen. Nu, 3 paloskės. Tai liktai Ezavas. Apkabink mane. Ezavas. Tikrai kvapelis kaip Ezavas. Gerai, priglauk. Aš tave palaiminsiu šitą maistą. Gerai. Taigi, aš laiminu tave. Tu turėsi tačkę uždirbtą mūsų užgyventą. Ir tu turėsi šitą chatą taip pat ir visą kitą žodžių tu turėsi. Tai va, būk palaimintas ir gerai, aš noriu dar pavalgyti. Ačiū tau, tėvė. Va, aš atnešiu tavo mėgiamą maisto. Onion nuts, va, su svagūnais šitie riešutai labai skanų, žinok. Čia tavo jie mėgstamiausi, žinok, Ezavai! Ką? Kas yra, tėvai? Kas? Kas tas buvo? Kas toks? Jis buvo, tėv! Kas toks? Vagis? Kažką pavogė? Maistą pavogė? Kas yra? Jis buvo tas kaip tu! Kas aš? Aš esu aš. Jis atnešė mano maistą. Ir aš atidaviau
jam palaiminimą. Aš jam visą palikimą užrašiau. Viską jam surašiau. Jam seksis ir jis turės ir taškį, ir chatą, ir jam seksis ir jis dar daugiau turės. Ir... O tai, jam viskas, o man kažkas liko, bent kažkas. Nu, žinok, viską atidaviau jam. Tai aš ir liksiu toks be nieko? Ne, aš dar čipsų turiu. Liko. Eik tu su savo tais čipsų. Aš norėjau, kad jūsų ekscelencija apklausus brolį ir motiną tikrai išsiaiškintumėte, kam tas turtas iš tiesų priklauso, nes jis priklauso man, žinoma, ir kad jūs priimtumėt teisingą sprendimą. Mano pasakojimas baigtas. Sėskit į vietą. Dabar pakviesime atsakovą Jokūbą. Ir prisiekite kirviui, kad nemeluosite. Prisiekiu kirviui, kad sakysiu tiesą ir nieko be tiesą. Sėskit. Nuo ko man čia pradėti? Kaip mano brolis nusišneka, jūs neįsivaizduojate. Jisai... Ramybės. Visų pirma, jisai pateigė neteisingus kaltimus, todėl kad pirmagimė teisė man priklauso. Jisai užmiršo, gal aš atsimena, bet man atrodo jisai užmiršo, kad jisai man atidavė ir aš tų įrodymus. Pateikit įrodymus. Taip. Čia jūsų parašas. Klausyk, čipsų turi? Davai daug ir man, biškai. Nu, ką darai? Negi tau gaila, come on. Aš užsidirbau, eik dirbti. Tai ką man dirbti? Nieko man tėvas neduoda dirbti. Nu, tu pirmaginis, tugi bosas. Tai aš tai pirmagimis, tu antras, tu man turi dirbti. Tai ir uždirbinėjai man čia maistą. Žinai ką? Neliask. Žinai ką, padarysim sandūrą. Kokią dar sandūrą? Nu, tipo, tu labai giriesi, kad tu pirmas gimėjai. Tai davai Nu, tai aš aš- pirmas gimsiu. O tai... Nu, tipo, tiesiog tarpusavį mes aš pirmas gimiau. Tėvas Nu. vis tiek nieko nežinos ir... O kas motina man irgi. iš to? Ką aš gausiu? Tu čipsų gausi. Čipsų? Jo, Ai, maistą nu, duosiu. pradž. Ką žinau? Kas Nu, tai pirmagimystė? Nu, Tu tai valgyt nori, ar tu nenori? Nu, aš noriu. Nu, tai viskas, gerai. Gerai, susidarim, dzin, Sunkiai, dzin. gerai, Tiesiog. Važiuojam, ką čia daug plėpėsim. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Aš jau galiu imti tos čipsus? Dar, Dar ne? Prač. nu, tu sutinki su sandūra, tai pasirašyk. Pasirašyt? Gerai. Jo, tik neskaityk, čia daug yra, žinai. Neskaityt? Čia labai Nu, daug tai vis yra. tiek tu man viską pasakėjai. Jo. Ne tą parašą padėjau, sorry. Čia nieko, nieko. Tik toliau daryk viską. Ezab. Brač, nu ir čia, brač, čia reikia pridėti tris paloskis, ką čia, Kietas. Važiuojam. O, normaliai, kur? Nu, tai Nu. galiu jau čipsų. Jau vsio? Nu, aš tau vieną duosiu. Ką tu jau? Ai, geras, čia geras. Jo, Davai, tu davai, geresnis. sėkmės. Ačiū. Davai. Gal yra su kažkur matęs, kažkas matytas tekstas, lyg ir žalia. Ką tu čia nusišneki, čia viskas aišku, tavo parašas. Parašyta Ezar. Ir dar tie 3 brūkšneliai tavo šitas. Paloskis. Gerai. Sakysi tiesą. Gerai, mano tas parašas, vsio, baigiam. Teisėjas, aš reikalauju, kad byla būtų baigta, nes čia viskas labai aišku. Čia... Pats, aiškus, nieko čia neaišku. Neskubinkite įvykių. Prieš tai turime išklausyti mūsų liudytoją. Tai yra mama. Jūs atsisėskite. Prašome, kviečiame mamą. Prisiekite kirviui, kad nemeluosite. Prisiekiu sakyti tiesą ir tik tiesą. Sėskite. Taigi, viskas buvo tai. Puikiai kovojo tarpusavyje mano iššiose. Ir aš tariu, jei taip yra, tai kodėl man taip? Aš nuėjau paklausti viešpaties. Atėjus metui gimdyti, gimė dvynukai. Pirmasis gimė su treningais. Aš jį pavadinau Ezavu. Jo brolis gimdamas laikęs Ezavo kulnies. Jį pavadinau Jokūbu.
ir jie visą laiką augdami kovoja tarpus. Visiškai skirtingi. Ezavas visada tūsina su savo golfu. Come on, yeah! Tomas buvo visiškas nuolaiferis, bet aš jį labiau mylėjau. Bėg! Headshot, matei? Mačiau. Traukis, aš ten mėsiu. Yes. Paimu vėl, taip. Numušė mane, jis ten už sienos. Paimu. Maladės. Tai va, tokia buvo istorija. Ačiū Jums. Prašom sėstis į vietą. Taigi, išklausius ieškovo ir atsakovo bei liudytojus, atsižvelgiant į šį įrodymą, galiu teigti, kad iš pradžių, kadangi pirmgimystė prieš šį dokumentą priklausė Ezavui, jis turėjo gauti palikimą, tačiau jis atidavė Jokūbui teisėtai. Tai yra įrodantis dokumentas, jis aiškiai viską teigia. Ir tėvas visiškai teisėtai palaimino Jokūbą, o tėvo palaiminimas nėra atšaukiamas. Taigi, šią bylą laimėjo Jokūbas. Nesąmonė. Eik tu, Matei, eik tu, žiūrėk. Man tą irgi žiūrėt reikia. Jo, bet žiūrėk, eik tu, Matai, eik tu savo. Čia tai geras buvo. Mačiau šitą. Kaip daviau headshotą. Kur važiuojam? Važiuojam kompiuterinę. Jo, laptopą pirksi mano. Davai. Eik tu, čia tai geras buvo. Sveiki visi. Maži ir dideli, seni ir jauni, stori ir ploni. Taigi, laidos pavadinimas bus Balsas šiukšlynuose. Taigi, radome pašnekovas, kurio bandysime jį užkalbinti. Sveiki, ko jūs čia dūstate? Sveiki, gal galite ką nors pasakyti išmintingo, oi, čia labai murzina, fui. Ką nors išmintingo galite paaiškinti mums? Iš manęs? Taip, iš jūsų. Kažką išmintingo? Jo. Čia garsiau kalbėkite. Garsiau? Taip. Garsiau va, kalbėti. Niekad gerai kalbu. Jo, gerai, prašome. Niekad neparduokit, iš tiesų, niekad neparduokit Dievo palaiminimą už čipsus.